Tai yra šeštadienis, šabas. Tai yra gyvenimo būdas vėl daugumos žydų. Jie žino, kad šabo metu dirbti negalim, kol saulė nusileido. Iš kur mes žinom žydų istoriją apskritai? Iš Toros arba iš Šventojo rašto, Senojo testamento. Ar ne? Ten yra surašyta. Pagal Senąjį testamentą yra labai paprastas dalykas. Savo laiku Saulius, Dovydas ir Saliamonas subūrė gentis, privertė į vieną didelę bendrą, sujungė dvi karalystes, taip toliau panašiai. Ir po to, po Saliamono, praktiškai vėl tos karalystės išsiskaldė ir gavosi dvi. Tai yra vadinamoji, ne Izraeliu vadinosi, jeigu rimtai, o daugiau Samarija. Panašiai, bet sakykime Izraelis, ne kaip tai yra dar toks vadinimas, kuris kilęs yra iš kitokio pavadinimų. Ir Judėja valdė Jeruzalę. Jie egzistavo iki paskutinio momento, reiškia, kada buvo išnaikinta visiškai, arba sakykime, tas kraštas buvo, reiškia, žydai buvo išvaryti, tai iki to laiko buvo Judėja. Kada praktiškai Samarija buvo nukariauta babiloniečių ir išvaryta ir taip toliau panašiai, taip toliau tos 10 genkarčių jos išėjo į tremtį, jos išsiskaldė panašiai, tai Judėja dar egzistavo ir ilgą laiko tarpą egzistavo. Judėja ten buvo, ne Izraelis. Kas iš viso yra tas Izraelis? Jeigu rimtai. Semitų gentys. Jos yra daug platesnės. Juk žydai tai yra, jeigu rimtai šnekant, arba judėjai. Tai yra tik viena iš kalbinių grupių semitų genčių, kurios yra artimuosios rytuos, yra šiaurės vakarinėje, reiškia, ir šiaurės vakarinėje Afrikos dalyje. Atsiranda, supraskim, yra žydai irgi, kaip mes sakom, judėjai, aškenazai, yra sefardai, taip toliau, panašiai, ten irgi yra tokia milžiniška košė. Šitie kraštai priklausė pakankamai daug ir persų, ir babiloniečių, ir asirų, ir sakykime, turkų, ir osmanų, ir Romos imperijom, jeigu viską vertinti iš eilės, masė tų imperijų ten buvo, kurios valdė šitos kraštus. Taip, bet daugelį šimtmečių iš tikrųjų ten gyveno Palestina ir prieš 2000 metų, kada buvo, sakykime, žydai iškeldinti Romos imperijos 70 metais po sugriovimo, Saliamono, aš jau kartoju, antrosios šventyklos iškeldinti, ten praktiškai 2000 metų gyveno tie patys pusbroliai ir pusseserės žydų, kurie priklausė tai pačiai semitiniai grupiai. Aplinkui. Nesvarbu, kaip istorija pasikeitė, kad jie priėmė islamišką įtikėjimą. Juk tai iš tikrųjų yra tam pačiam Irane. Jeigu žiūrint, yra pakankamai didelės diasporos, senos diasporos, kurios kilusios būtent iš to, sakykime, žydiškosios, judėjiškosios religijos ir priėmusios islamiškai religijai. Kaip žiūri palestiniečiai į žydus ir žydai į palestiniečių. Kad tai yra vis dėlto pusseserė ir pusbroliai, reiškia, jeigu rimtai, pusseserės ir pusbroliai, reiškia, jeigu rimtai šnekant, Abraomo kilmės, abraomiškosios religijos vadinamosios, prieš 2000 metų suviršom. Ir po to 70 metų praėjus, kaip sakau, reiškia, Roma sulygina su žeme, reiškia, tam tikrą dalį, būtent šitos Izraelio dabartinės arba Palestinos dalį ir išvaro žydus į tremtį. Galima manyti to, ko nesakoma iš tikrųjų, kad ir Romos imperijos skilimas yra susietas būtent su ta krikščioniškąja religija, kuri gimsta ne kur nors kitur, o pačioje, sakykime, Palestinoje. Tai buvo priešatiems rabinams ir visiems kitiems, kurie vertė gyventi ne tokiu, o ne kitokiu būdu. Tai, sakykime, savotiška revoliucija. Ir ta revoliucija su savo idėja, su ta mokymu, kuris atnešamas yra Jėzaus Kristaus, tampa labai priimtina žemesniems sluoksniams, o kurių yra dauguma, apie 80% visados gyventojų. Ir kiek tu juos bebaustum, kiek juos belaikytum už reklės, jie praktiškai slapta pradeda priimdinėti šitą tikėjimą. Žydų civilizacija, kurį iš tikrųjų galima vadinti civilizacija. Tai yra, kada žydai, sakykime taip, ne žydai, turbūt reikia vadinti judėjai, kurie išsibarstė yra visam pasauliu. Tačiau ryšį jie turi tarpusai pakankamai rimtą. Juos ryša ne kas nors kitas, bet tradicija, religinė tradicija ir tikėjimas būtent tas, kurį atneša Tora.
Jie gali ginčytis tarpusavį, gali nesutikti, gali būti skirtingų požiūrų. Ten pas juos irgi masė yra visokių mažų judėjimų, panašiai taip toliau, bet vienas dalykas, kuris pagrindinis, tai yra Tora. Tai yra gyvenimo būdas, tai yra taisyklės, pagal kurias jie stengiasi visi gyventi. Ir šiuo atveju jie susišaukia pakankamai stipriai su islamu. Krikščionybė viskas, mes ją palaidokim, kabutėse. Kalbėkim, palaidokim, nes jinai yra sutraukyta. Katalikai nuėjo savo keliu, praktiškai reiškia erezijos keliu, jeigu rimtai kalbam. Mes sakom, kad tai yra konspirologijos, tai yra sąmokslo teorijos, ne velnio. Tai, kas yra melas, tą mes vadinam tiesa, o kas yra, aš skaičiau labai gerą tokį pasakymą, o tai, kas yra reiškia tiesa, mes vadinam šiandien konspirologijom arba sąmokslo teorijom.